Pažiūrėkit, koks grožis mūsų marios. Aišku, čia dabar jau matosi tie daugiabučiai. Bet man klausimas. Per tiek metų, turint tokias marias, neišvystyt absoliučiai jokio turizmo net užuomazgų. Turint tokias marias ir turint tokį regioną. Man suponuoja į labai paprastą vieną dalyką. Kad mūsų valdžia, tai yra liberalai, to neleido daryti, nes priešingų atveju neįmanoma, kad neatsirastų ir tikrai būtų buvę pastatyta, negi savininkų neatsirado, kurie norėtų pastatyti kažkokį tai kaimo turizmą visiems prieinamą, kur būtų galima atšvęsti, pabalevoti, kad būtų galima kažkokį viešbutuką pastatyti, kur visiems prieinama ir taip toliau. Man susidaro įspūdis, kad jie planavo ir įvykdo savo mintis tame, kad čia pastatyti daugiaaukščius paprasčiausiai. Elementariausiai toks ir buvo planas - susižerti į artimų bičiulių, į giminaičių rankas sklypus, kurie prieina, ir užstatyti jas daugiaaukščiais vilomis. Tiesiog pinigų pasidaryti, skirstyti sklypais ir tiek. Man susidaro tik tai toks įspūdis, bet kai tu pasižiūri, tai realiai tas yra ir vykdoma, ir daroma. Todėl 1000 elektriniečių tikrai sugrąžins visas tas pakrantės, kurios buvo mums įprastos, istoriškai mums artimos žmonėms. Bandysim tikrai viską padaryti teisiškai, žiūrėsim dokumentaciją, aš manau, ten viską mes rasim, visokių lepsusų, darysim auditus šio klausimu ir darysim viską, kad sugrįžtų žmonėm į žmonių rankas, į visuomenės rankas. O kas liečia turizmo vystymą, lygiai taip pat reikia žmonėm leisti tą daryti, aišku, ne mūsų paplūdimiuose, atrišti rankas savininkam, kurie nori tą daryti, kurie nenori čia statyti kažkokių daugiaaukščių, nori pastatyti gal kažkas maitinimo kokią įstaigą, restoraną, kažkas nori pastatyti viešbutuką, kažkas spa, ir visokių apgyvendinimo paslaugų žvejams ir panašiai, nes, akivaizdu, kad tas yra labai stipriai Elektrėnų savivaldybei ribojama, nes priešingų atveju tikrai atsirastų ir būtų čia padaryta. O dabar, turim tokį atvejį. Nes įsivaizduokite, jeigu kažkas tai gyvena pavyzdžiui, teikia paslaugą žvejams, tai jis visada suinteresuotas, kad ir žuvies būtų ežere, ir jisai kalbėtų apie tas problemas, jomis rūpintomis. Užsisuka toks ratas naudingas visuomeniai, bendruomeniai, kažkas turi darbo vietas, tai bet kokiu atveju tai yra viešai prieinamos vietos, reiškia, tu susimoki ir gali naudotis tą teritoriją. Kažkur yra valdiškos, o tokie kaip paplūdimiai prieinamos visiems. Todėl mes negalim tęsti tokios politikos. Elementariai, paprasčiausiai mes negalim tęsti ir toleruoti tokios politikos, kai yra užstatomos mūsų pakrantės, parduodamos, kai yra akivaizdžiai suskirstytos sklypais ir sakoma, ne, tai mes čia nieko neplanuojam, ne. Tai ką nafiga jūs tada suskirstė tais sklypais? Ar, pavyzdžiui, Edvardas Baleišis, kamgi apjungti tą sklypą, ten panaikinti tos sklypus, tegul jie būna, kol aš esu tarybos narys, niekas neparduos, niekada neparduos. Klausimas, kas tavęs klaus? Iš 25 reikia 13. Kas tu toks? Ar tu ten įsidarbinai jau pas liberalus ir labai svarbus žmogus? Nes sprendžiant iš tavo postų, tai man susidaro, Edvardai, kad tu įsidarbinai kultūros namuose. Rudenį šokius, visokius įvykius reklamuoji. Tu ne kontrolės komiteto narys, ne tarybos narys, kultūros namų darbuotojas. Ir šiaip pakankamai, matau, sėkmingas, gyvybingesnis, energingesnis, tau ten reiktų ir eiti dirbti, jeigu tu nedirbi, nes aš jau galvoju, kad tu ten dirbi.
Tai va, o mums visuomeniai reikia žmonių, kurie blaiviai masto, supranta ir reikalauja, panaikinkit centrinio paplūdimo suskirstymas sklypais, sujunkit į vieną sklypą, tada mes patikėsim. Tada mes patikėsim jūsų ketinimais, o tokie užtvirtinimai, aš tarybos narys, tai niekas nieko nedarys, ko jūs bijat, tegul būna suskirstytas sklypais. O čia jau, kur ten jau paėmė, tegul stato vyno galėsim išgerti. Žinot, tokia politika netinka ir darykim viską, kad būtų kitaip. Ačiū visiems. Iki.